lapkričio 10. Praėjo Audrų kalnas, seniai ruošiausi prasinešti, prafilmuoti per tą, ką aš čia bandau sukurti. Čia pjaustau, čia keliu, kiemo pusė lyg ir baigta. Čia įžanga toliau turėtų, biškiai konkrečiau turėčiau papasakoti šį beitą, tame tarpe ir techninis. Nuo gyvenvietės pusės šiek tiek iškišta, bet iki galo nepabaigta. Ir nuo tolimosios pusės irgi dar pabaigta. Tiesiog keletą techninių sprendimų pabanėsiu. Matau, kad gal mano, kai sako, katilokas ne blogiausių būdų suveikia. Čerpinis stogas, tarpatramiai. Čia yra apie 1,5 metro, ten yra apie 3 metrai, tačiau galas iškišta žemyn dar yra apie metrą. Todėl iš šitų 3 metrų metras ant mūrloto yra atsveriamas laukiniai pusėje esančios dalies. Todėl, reiškia, realiai lenkimui dirba 2 metrai išskirstytos apkrovos su uždėtu ant šito balkio vienu galu. Apkrovos yra palyginti labai nedidelės. Ta prasme, balkiai nėra daug apkrauti. Nešančios konstrukcijos visur yra kvadratinio profilio. Tolimajam gale, ten toli už kalnų, statosi Vygantas. Pirko šitas konstrukcijas jau gatavas ir mano akim žiūrint jis įsigijo keletą problemų. Pirma, pas jį nėra praėjimo visiškai antram aukšte ir niekad nebus galimybės įrengti antrą aukštą. Aš tokią galimybę turiu. Šitoj vietoj 2 kolonos iki pat šitos vietos gaunasi apie netoli 40 kvadratų kambarys su neaukštom lubom. Svečiams, kam panorėsiu, viršų išklosiu difuzinę plėvelę, apšiltinsiu stogą, jeigu panorėsiu, tokią techninę galimybę aš turiu su langu. Antras dalykas, tos konstrukcijos, kur sakiau pas Vygantą, yra skaičiuojamos tempimui gniuždymui. Lenkiamos konstrukcijos irgi tempimui gniuždymui viršutinė apatinė dalis. Čia viskas yra tvarkoj paskaičiavimas, tačiau mano supratimu yra neįvertinamas gniuždumo strypo stabilumas. Kvadratinis strypas, akcentrinė jėga neišmes pilvo. Anuose konstrukcijose profiliukai yra 40 ant 80 arba 40 ant 100. Tai vat palyginimui mano du pirštai yra jau 45 mm. Ten 40 plotis. Ir tarkim, jeigu medis padžiūvo, jisai visą laiką linkęs suktis, mesti pilvą. Dabar viskas ten drėksta dar. Ir tikrai tos deformacijos bus. Išmetus pilviuko, iš to statramščio nelieka nieko. Jisai praktiškai linksta iš pat karto ir viskas. Nors šiaip medžio stiprumas vertikalia kryptim, išilginė kryptim yra 50 megapaskalių, tačiau nebelieka konstrukcijos stabilumo, išmeta pilvelį. Jeigu vienas strypukas išmetė pilvelį, reiškia gretimi strypukai pradėjo linkti į vidų ir taip pat šita konstrukcija yra nestabili. Todėl, va, tarkim, apkrovos, kurios gali sugriauti šitą konstrukciją, gali pakakti labai nedidelės. Pakanka vieno strypuko sudirbusio nestabiliai išmetusio akcentinį pilvelį. Nu, gal reikia tai suprasti, kiek nori. Stelažiukus tokius susirinkau. Visur yra balansuotas specialiais skyliukais, reiškia, kad kiekviena atrama dirbtų taip, kaip priklauso. Paskaičiuota, kad remta, viskas atremta, viskas išbalansuota. Leidau centriniam balkiui, va šitam balkiui centriniam, dirbti lenkimui su 2 atramom. Viena gale, viena per 1,5 maždaug per 2 metrus nuo galo ir paskui beveik 4 metrai grynas lenkimas. Tačiau balkis yra labai stambus, su paaukštinimu tokiu, jo bendras aukštis yra apie 27 centimetrai.
Todėl, chebra, kai saka, nėra jėgos, kuri tą balkį padeformuotų daugiau negu pusę centimetro, net ir be skaičiavimo, padarius skaičiavimus, reiškia, čerpinis stogas, čia 200 kg sniego į kvadratinį metrą ant jo, čia nesužais jokio vaidmens. Sankryža didžiulė, nuo jo šakojasi du balkiai, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Įstrižėjai, į kuriuos remiasi gegnės. Gegnės tarpukelyje, įstrižėjai balkiai tarpukelyje, dar viena kolona atremta ir kitas per tokią specialią, kai saka, svertų sistemą ir su kolona atremta ten, kur jinai tvirčiau turbūt laikys, yra atremtas ant dviejų balkių galų, bet tie balkių galai murloto galas, reiškia, ir skersinio balkio galas. Bet tie balkių galai yra netoli viens nuo kito, jie yra labai stori, labai tvirti, todėl vėl lenkimai, aš nematau. Ta prasme, jeigu riziką vertinti konstrukcijos šitos, tarkim, nestabilumo, išlinkimo, griuvimo galų galia neatlaikymo, aš neduočiau daugiau rizikos faktoriaus kaip kokie 100%. Jeigu vertinti taip vadinamą šiuolaikinės konstrukcijas, mano renkama yra klasikinių būdų. Šiuolaikinės konstrukcijas, vėl parodysiu savo kaimyną, kur yra į viskas medienos labai mažai sunaudota, jau viskas ten taip paskaičiuota, aišku, tempimui, gniuždymui paskaičiuota, bet, kaip sakiau, kažin ar ten vertintas apkrovos centro praradimo ir pilvo išmetimo faktorius. Medienos sunaudota kokius 3 kartus mažiau, gal net dar daugiau. Rizika. Per 10 metų Vygantas turės su stogu problemų, tai yra išlinkiai, statramsčių lūžimai, stogo įgriuvimas. Vertinčiau tikimybę kokie tarp 10 ir 20% per 10 metų. Per 50 metų tikimybę padidinčiau galbūt iki 30-50%. Už savo konstrukciją, kai sakant, čia, aišku, pučiuosi, aišku, visi mes pučiamės. Tai va, toks bendras vaizdelis. Per 50 metų, gal duočiau 1%. Ir tai kažkas tai turi įvykti tokio. Nes visus atramus, tas vertikalusis balkis, dėtas ant skersinio balkio ir remtas dar ant 2 kraupaus skerspjūvio balkio, 22 cm ant 18 metras nuo atraminės sienos. Aš nematau jėgos, tarkim, šito mazgo atraminė jėga, kuri galėtų kažkokią jau žalą padaryti 20 tonų. Tai kad mano visas stogas 5 tonos tesveria. O čia vienas mazgas 20 tonų. O tų mazgų atraminių tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mazgai po 20 tonų. Tai ar to reikia? Taip, to reikia. Tai yra tik mediena. Darbo sąnaudos yra praktiškai tą pačios. Tik tai jeigu ana mediena, kuri planuoji, naudojo jau džiovinta, pirko labai brangiai, labai mažus kiekius, todėl kad labai brangiai, bet atitinkamai išlošė greitą montavimą, tai aš pasiknisau su montavimu. Man visa mediena, visam stogui, su visa perdanga kainavo virš 3000 eurų. Anokios konstrukcijos stogas man būtų kainavęs 4000 eurų, bet būčiau surinkęs greičiau, bet būtų brangiau kainavę dar. Bet būčiau daug greičiau surinkęs. Čia buvo knislaus darbo. Tai bendras mano stogo vaizdas.